Sveikučiai. Va dabar mergaitė laimėjo konkursiuką, kad padaryčiau jai šuniuką, nuvelčiau iš Vilnos. Tai parodysiu, kaip tą šuniuką velti. Čia išsiprintinau nuotraukytės to šuniuko, kalytė bruknė, tai bet nuotraukos nekokios gavusi. Tokios, printeris prastas pas mane. Tai gal aš geriau parodysiu per telefoną čia. Va toks miela šunytė. Tai va, pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į bruožus visus, kūno sudėjimą, kokia poza stovi. Jau reikia galvoje turėti omeny, kaip ta poza bus. Žodžiu, viską. Nosies ilgumą. Va čia yra viskas aiškiai matosi. Žodžiu, visas pozas yra. Ir pirmiausia, ką darysim, tai išformuosim skeletą iš šitų pipe cleanerių. Nežinau, kaip jas vadinasi. Tūbelių valikliai. Nežinau. Paskui mums reikės Vilnos. Turiu čionais. Juodos. Tokių maždaug spalvyčių, kokių reikės. Geltonos buvo. Čia tik šiek tiek šviesesnė tokia rusva. Kreminė tokia. Ir ruda tokia spalva. Ir dabar galim pradėti dirbti su pipe cleaneriais. Tai pirmiausia pasižiūrim, kokia forma yra. Koks turėtų būti pats skeletas. Tai šiek tiek čionais matot pailgos kojos, trumpokos, kaklas. Tai pirmiausia, aš paimu 2 plačiau žiūrėčiau. Čia kažkur bus galva pradžia. Maždaug įsivaizduojam. Darysim gal kažkur delno dydžio šuniuką. Tai kaklas eis kažkur iki čia. Tai perkryžiuojam, užfiksuojam, kad niekur nepabėgtų. Labai patogu su pipe cleaneriais dirbti. Ir kojytės bus čionais tokios maždaug. Jis čionais bus tokios neilgos kojytės, tai galime sulenkti. Tiesiog iš galvos žiūrit, galim pataisyti, jei netinka. Ne bėda. Paskui darom kūnelį patį. Galima prijungti maždaug nuo čia. I'm making a dog. Making a dog? Sweet dog. Sweet dog? No. It's a crab. Mm.
a giraffe. It's not a giraffe, it's a wee dog. Ir maždaug How about the seagull? žiūrim, How about the fly seagull? kad čia per ilgas ar nesijaudinkit, čia galima pataisyti. Žiūrim maždaug, kažkur vat tokio ilgio. Tai irgi va, maždaug ties tą vietą galima prijungti vėl kitą. Look, Mommy. Look what I made. Hey, beautiful, pretty. It's a monkey. What is that? It's a monkey. Monkey? Dukrytė irgi padeda man dirbti. I do more. I do more things. I draw a seagull. Maždaug. Dabar atrodo juokingai, bet paskui po truputį išsiformuos kažkas. And the penguin from the song of Cucumber. Maždaug. Toliau žiūrėjau. Go to sleep and roll. Čia, kad koja būtų, taip pas šuniuką yra. Roll the wings. Roll on the creature. Va, aš gal tai padarysim. Look, Mommy. Look, Mommy. Va, maždaug Look, tokia Mommy. Look, Mommy. Good. paprasta forma tokia. It's an ant, Mommy. It's a big ant. It's a big ant. I made an ant. It's a huge ant. Ir paskui uodegytė. I made a body. I not made a body. I just will. Čia kažkur va taip. Ir užtvirtinti galima va taip pereiti per visą kūną. Look, Mommy. Vilna dėsis ant viršaus, formuosis vėl iš naujo. Tai čia tiesiog pagrindinis, kad būtų toks. Look, Mommy. Look, Mommy. Very nice. I'm making another one, Mommy. Great. I'm making another one. Make it. O daugiau vėlos bus viduj, to bus tvirtesnis, Small straw, Mommy. tvirtesnė I'm in a skulptūrėlė. small straw yarn. I'm in a small straw yarn, Mommy. Tas a pipe cleaner. Mommy, look. A small straw to the yarn. Okay. Na, va, maždaug. Dabar dėsim vilną ant viršaus. Tai pirmiausia, reikia, kol dar forma neaiški, tai pirmiausia vyniuosim tiesiog ant visos skulptūros, ant šito vat
pagrindo vyniosim. Dabar kaip su vilna dirbti. Va, kai tokią turim čionais, tai ją tiesiog va taip plėšiam. Nekerpam niekada, tik plėšom. O taip po truputį traukiam. O šitaip. Kokio reikia jam gabaliuko iš pradžio. Va taip. Be taisyklių tiesiog vyniojat, kol išformuojat kažkokią tai pagrindinį, ant kurio galėsit formuoti paskui detalės jau. Tai va ant viso šitą. Nu taip tiesiog bintuojam. Vos ne. Tiesiog. Ir paskui, jeigu kad matos, kad tokie vat galiukai, kad jie niekur nepabėgtų, paimam adatėlę ir šiek tiek pabaksnuojam, kad stovėtų vietoje, kad niekur nepabėgtų. Adatą visą laiką reikia laikyti maždaug tiesiai, kad niekada nebūtų kampu, nes jeigu kampu bakstysite, gali greitai nulaužti adatą. Visą laiką stenkitės, kad jinai būtų tiesiu kampu. Ir giliai adatos bakstyti irgi nebūtina, nes tie karbukai čia ant pačio galiuko, jie yra iki šito lygio kažkur tai per 2-3 karbukus, kad maždaug tokio gylio ir užtenka netgi va. Tai tiesiog tokiam giliai ir atsargiai, aišku, labai, nes labai greitai galite pirštai įsibesti. Na, va, taip ir toliau. Dabar žiūrime priekį. Matome, kad kojytės eina va šitaip į vidų ir šiek tiek į šonus paskui. Tai žiūrim, čia yra neteisingai. Tai čia šiek turi būti plačiau. Tai mes toj vietoj vilnos dadėsim daugiau. Ir žiūrim, kad kojytės eitų maždaug tokiu kampu. Siaurėtų kad susieitų maždaug į centrą. Ir šiek tiek letenėlės bus į šonus. Iš galo irgi kojytės. Čia irgi reikės vilnos iš šonų daugiau dadėti. Ir maždaug irgi iš šonus taip plačiau. Ir va tai bėga jisai. Maždaug tokia forma. Na, paskui vilną bededant, beveliant, žiūrint į paveiksliukus, vis bandom pakoreguoti, pataisyti, kad būtų kuo realistiškiau. Dabar kaip dadėti gabaliuką vilnos kur nors, vat, pavyzdžiui, kai jau baigėt vyniuoti, kad vat, formuoti patį šuniuką,
Tai vilną tiesiog plėšote va taip. Maždaug, vat, tarkim, reikia nedaug. Tai va taip plėšot, nes jeigu kirptumėte, tada vilna nesuliptų, jinai taip gerai, jinai turi susivelti. Na, o pavyzdžiui, turim gabaliuką, vat, tokį, tarkim, ne, kažkur dadėti. Na, tarkim, aš norėčiau dadėti iš šito šono, va. Prispaudžiam, paimam adatą, šį kartą šiek tiek stambesnė, neatsimenu, koks čia numeris yra, bet jinai iš stambesnių, tai va taip pradedam badyti. Smulkesnė adata, jinai tinkama yra smulkesniom detalėm. O man dabar reikia tiesiog patį kūną suformuoti, tai greičiau man susivels su stambesnė. Na, kai velsit, patys žinosit, įprasit, jums geriau žinosis, kokios jums adatos reikia. O tai badot ir vilna vis veliasi. Kuo daugiau badot, tuo vilna stipriau susivelia. Na va, susivėlė. Ir taip toliau, vat, dedat, lipdot kaip skulptūrėlė tiesiog. Na va, aš manau, kad jau dabar būtų galima dėti spalvą, nes jeigu dėsim daugiau vilnos, tada ant viršaus dėsim spalvotą vilną, gausis per daug. Tai palikau šitas kojytes, iš viso nieko nedėjau, nes jos turi gautis plonos. Taip pat ir uodega. Ir spalva būtų pačios pėdytės iki čia kažkur turi būti baltos, tai jau vieną apvyniavau, tai gal aš parodysiu, kaip vieną pėdytę padaryti. Reikia jums labai mažo plono, to prasme, vilnos tokį kaip pailgą tokį gabaliuką pasimti. Nes reikės labai tampriai vynioti va tokio plonumo kažkur. Ir pradėsim, mums reikia iki čia kažkur, iki viduriuko. Tai bet labai va tampriai turit kad nepabėgtų, vat, nes kai jau užvyniavot, kad nepabėgtų, galima kaskart su adata šiek tiek užtvirtinti. Na, žodžiu, su ploniausia adata, kokią turit. Vėlimo adata, nepaprasta adata. Va. Ir jau jinai, jau tas gabaliukas nepabėgs mum. Vis nuslysta. Mums daug nereikia, tai galima nuplėšti. Na, žodžiu, esmė tame, kad
Kojytės reikia labai tampriai apvynioti, nes jos plonos ir turi būti. Na, šitą vat. Ir paskui apeini, vat, tiesiog apeini, pabaksnuoji iš visų pusių. Na, taip turi gautis kojytė. Va, turime šuniuką jau tokį išformavę. Ir dabar pradėjau dėti spalvą, uodegytę jau šiek tiek paspalvinau. Tai parodysiu, kaip dėti spalvą. O čia turime vilnos gabaliuką. Tai paimam šiek tiek, nuplėšiam. Va taip. Prastai. Tokį gabaliuką turim, va. Ir uždedam. O čionais. Stambesnę adatą pasirenkam ir galima va taip baksnuoti. Na, šitai pabaksnuojam, jeigu norime dar smulkesnių detalių, tai va dar labiau pabaksnuojam. Va. Na va, turime jau kokį šuniuką. Dar reikės čia juodo daugiau dadėti. Juodos spalvos. Ir dabar parodysiu, kaip padaryti va šitą ausytę. Parodysim kaip. Tai paimsime vilnos, baltos iš pradžių. Maždaug tiek. Na, maždaug va tokio. Na ir baksnuosim į šitą minkštą. Ir su stambesne adata geriau greičiau bus. Iš pradžių. Maždaug vat iš akies formuojam ausytės formą. Trikampę tokią pailgą. Galima apversti. Ir vėl. Maždaug pažiūrim, kokio čia yra storio.
tiesiog su adata paslenku, pakoreguoju, pastumiu šiek tiek. Patys galite jausti, kaip tiesiog pažaisti su vilna. Maždaug turime, pažiūrim dydį, nesvarbu, kad dabar tokia didelė. Dar šiek tiek galima sumažinti, pakoreguoti. Iš šonų galima sumažinti tarp pirštų, paimam ir va taip su adata tarp pirštų, tik atsargiai neįsidurkit. O taip iš šono. Sustumiam vilną tiesiog į vidų. Dabar viena pusė yra balta, kita pusė reikia padaryti juodą. Paimam juodos spalvos. Na, kažkur užteks gal tiek. Visada galima dadėti daugiau. Čia kaip vilna kaip molis. Kiek norim, tiek dadedam. Ir dedam ant viršaus. Dabar, jeigu mes kiaurai šitai badysime, tai adatos tie karpukai čionais išstums juodą plauką, juodą vilną į tą pusę. O mes to nenorim, tai reikės taip įstrižai tarp rankų badyti. Nu, tiesiog jausit, kaip badosi va taip įstrižai. Kad nepraeitų pro šitą pusę. Ne kiaurai, o taip įstrižai. Tarsi bandom įvelti į viduriuką. Reikės mums šiek tiek geltonos. Šita geltona mane ryški, tai aš sumaišau su tokia ruda, rusva. O kad pamaišyti spalvas, galima paimti šiek tiek vienos ir kitos. Turime dvi spalvytės, galime jas tiesiog sumaišyti, kaip maišome
dažus. Tai va, štai galima sumaišyti ir vilną, 2 spalvytės. Nu, turime šiek tiek tos spalvytės, paimsiu šiek tiek. Ir mums reikia kraštam, tiem kraščiukam, tai va kraščiukus mes gražiai ir įvelsim. Irgi bandom taip įstrižai, švelniai. Suvelti. Dar šiek tiek iš kito šoniuko. Galima tarp pirštų šiek tiek o taip padaryti, parutuliuoti, kad to vilnos gabaliukas gerai prisiderintų prie mūsų projekto. Ne taip tarp pirštų. Dar kol kas su stambesne adata darau. Taip greičiau susivelia pradžioje, paskui smulkesnim dalytim pasiimam plonesnę adatą. Dabar atrodo didelė, bet paskui susivelia jinai. Ausis pasidaro mažytė. Dar šiek tiek sumažinsime ją. Tiesiog tarp pirštų formuokit, kokį tik tai jūs norite projektą išgauti ir su adata reikiamą kryptim pakoreguokite. Internete yra daug pamokų, kaip velti vilną. Aš iš tų pamokėlių ir išmokau pati. Ir paskui, aišku, per savo patirtį, nes paskui pats jauti, kaip vilna veliasi. Na, atrodo jau kažkur tai dydis panašus. Ausytės. Na ir dabar laikas pridėti mūsų ausį. Maždaug šitaip. Dabar plonesnę adatą paimsiu. Na, pridedam ir tiesiog baksnuojam. Baksnuojam. Taip, be baksnuojant ausis prisiklijuoja.
Atsiprašau už mano vieną nagą. Atlipo. Perkeliant, kad čia yra tokių baltų, paskui galima juodos vilnos ant viršaus uždėti ir nieko nesimatys. Klausyti, kaip klijuojasi po truputį. Dabar galime dadėti šiek tiek juodos vilnos iš šonų ausies, kad tvirčiau laikytųsi. Dar šiek tiek formos priduos. Tokio padarom čiut va čionais. Žiūrim, čia geriau susiformuoja. Aš tiesiog su adatos galiuku pakoreguoju, kur man reikia. Šiek tiek patampau vilną šen bei ten. O taip galim. Atsiprašau už garsus, čia dabar virtuvėje darau valgyti. Tai visokių garsų. Vienu metu bandau daug dalykų atlikti, žiūriu čia. Dabar šiek tiek dar čia dadėsim juodos vilnos. Na, principas aiškus, kad vilną tiesiog gabaliukais dadedam, kur tik tai reikia. Dar nesu bandžiusi velti žmogaus portreto, o būtų įdomu turbūt, kaip atrodytų žmogaus portretas. Biškiuką gal keistokai iš tikrųjų atrodytų. Jeigu daro žmonių skulptūras iš molio, galime ir iš vilnos. Skulptūra yra skulptūra. Va tokias ausytės. Čia vat viduj norėsis dar šiek tiek baltos. Gal net pademonstruosiu, kaip paprasta dadėti spalvytes. Tiesiog matote viduj šiek tiek irgi įstrižai, kad pro aną pusę, o jau pradeda lysti. Kad pro aną pusę neišlystų. Na, kaip paprasta. Vyksta toks kaip spalvinimas, bet kartu iš vilnos. Įdomu iš tikrųjų. Na va, tai dabar ausytė beveik pabaigta antra. Paskui sekantis parodysiu, kaip akis įdedu. Kol kas va tokį mes turim šuniuką.
Na, dabar parodysiu, kaip įklijuoti akytę. Jau vieną įklijavau. Pirmiausia, turim tokį įrankį ir jo pagalba tiesiog šiek tiek padarysim nedidelę skylutę. Ir su dantų krapštuku darom tokią skylutę. Dabar naudoju tokį Glue and Fix tokius klijus. Patys geriausi. Bostik. Viskam jie tinka. Šiek tiek nedaug. Paimam. Ir taip, dabar paimsim šitą bėgą. Paimsim va tokius karoliukus. Juodi. Tokie pusiau perlamutriniai, tokie blizgantis. Gerai atrodo. Na ir dėsim akytę. Gražiai nutaikom. Na, va. Ir paskui galima tiesiog apeiti, grinai apgražinti tiesiog, kad būtų lygiai. Va, tiesiog prabaksnuoti gražiai, kur dadėti vilnos, panašiai. Na va, ir mūsų šuniukas gatavas.